Sveiki visi, tai šiandien pakalbėsim apie mūsų Discord narystę, kaip jinai atrodo, kas į ją įeina, kam jinai yra skirta ir tiesiog bendrą vaizdą, kad žinotumėt prieš perkant, ką tiksliai gaunat. Tai pirmas žingsnis yra, kai jūs esat mūsų YouTube'ai, galite išsiskleisti bet kurį ar ne mūsų video, atsidaryti bet kurį mūsų video ir išsiskleisti aprašymą ir vat matysit oskarastrading.lt arba komentaruose irgi bus pripinintas komentaras ir rasite mūsų oficiali svetainė. Tai kai ant jos paspaudžiate, štai toks puslapis atsidaro. Galite čia daugiau info pasiskaityti. Bet jeigu norite įsigyti narystę, spaudžiat įsigyti narystę ir tada jau apmokat, kuri narystė jums patogiausia, tą ir įsigijat. Kai įsigijate, tada vat atrodo visas vaizdas taip, turim štai tiek daug kanalų. Pradėsim nuo pagrindinių, neisim visko iš eilės. Dauguma tikriausiai ateina dėl mano setupo, tai ir dėl mano signalų, kada aš įeinu į treidus, tai vat Oskaras BTC yra kanalas, tai čia viskas yra apie Bitcoiną ir USDT dominance ar net chartus, tai čia dalinuosi vat kaip atrodo mano Bitcoino treidas, kaip aš į jį įėjau ir visada dalinuosi čia live setupais ir bendrai savo mąstymu, kur matau kokius open interest divus, jau pradedu matyti silpnumą ir tiesiog dalinuosi ar ne visais šitais treidais, kaip ir matot YouTube'ai. Tada altcoinai, paskutiniuoju metu daugiausiai Solana treidinu, tai irgi vat rezultatai pastoviai įkeliami, atnaujinu, kada koks treidas vyksta, kodėl į kai kuriuos etapus einu, viskas aišku yra ir mokymuose, bet galėtumėt sekti viską. Tai vat, tada Oskaras Crypto Swing, čia labiau apie tokius ilgesnius treidus, commodities, auksas, sidabras, nafta ir Euro USD neina į commodities, bet vis tiek įpostinu, tai realiai viską, ką treidinu per VEX programėlę, ar ne? Viską, ką treidinu per VEX programėlę, tai commodities yra skyriuje, tai kaip ir minėjau, auksas, sidabras, nafta ir Euro USD. Kaip pavyzdys, vat, pavyzdžiui, šitą aukso setupą, juo irgi pasidalinau mūsų vat Discord grupėje, vat kur šitas yra. Tai vat, aukso vat setupai. Nafta irgi laivo vat dalinuosi, kaip į treidą įlendu ir pačiu setupu paaiškint, kodėl kas kaip. Tada dalinuosi ir Oskaras Challenge nuo 1000 iki 100 000 visų progresų. Jeigu nematėt šito video, tai būtinai užeikite mano kanalą, pamatysit. Šiandien turėtų būti jau 10 dalis, o kai jūs žiūrėsit šitą video, tai gali būti, kad ir 20 ir 30 ir dar toliau būsim nukeliavę. Priklausomai nuo tada, kada jūs žiūrit, žinoma. Tai vat, čia treidinu su savo automatizuota sistema. Tai irgi rodau rezultatus. Tai čia tie tokie pagrindiniai mano kanalai yra. Toliau einam į futures. Futures mes treidinam Nasdaqą, S&P, tą patį auksą, sidabrą, naftą ir kitus commodities, ar ne? Ir čia vat esame dabar futures rezultatai. Tai čia yra vat mūsų narių rezultatai ir tuoj vat labiau išnagrinėsim. Turim daug instruktorių, šiuo metu turiu 5 instruktorius, kurie kartu padeda man treidinti, dalinasi ir šitie žmonės ir savo signalais, setupais, rezultatais, mąstymu, pavyzdžiui, Luko paskutinės savaitės rezultatai, plus 5100, 28 treidai, 20 laimėtų, 8 pralaimėti. Tai kartu vat su Luku galite judėti, treidinti, čia daug žmonių rezultatais dalinasi, kartu vat galite judėti ir su Justu. Justas vienu metu ten 10-20 accountų treidina, irgi patyręs labai, tai vat puikios rezultatai. Tos dienos buvo vos ne čia 10 accountų, gal netgi daugiau uždaryta, tai virš 4000 čia profitas. Tai vat ir taip viskas vat atrodo pas mus. Coolwhip, mūsų pagrindinis analitikas iš užsienio, irgi dalinasi savo setupais, irgi daug accountų treidina, labai smagiai. Smagu, kad galima pasisemti iš tokių žmonių, ar ne, patirties ir setupų ir kaip tiesiog viskas vyksta.
vat yra diskusijų kanalas, kur kiekvieną dieną nariai diskutuoja, dalinasi, kur įeina į treidus. Vat Luko vakarykščiai treidai irgi 4 akauntus treidino, bum, plus 900. Labai gražu ir čia vyksta daug diskusijų. Future setupai, tai čia irgi nariai pagrinde ir analitikai ir bendrai visi nariai gali dalintis savo setupais, tai treidų idėjomis, jeigu nežinot, kas yra setupas, tai yra treido idėja, ar ne, kur būtų galima įlysti kokį treidą. Tai aš pagrinde čia dalindavausi ir naftos, ir aukso treidais, ir tuo pačiu S&P ir Nasdaq'u, bet aš savo viską perkeliau į Oskaras Commodities ne per seniausiai, o šiaip tai dalindavausi jo štai čia. Toliau keliaujam. Tai va, tas pats Hulv dalinasi savo signalais čia, jis dalinasi ir mindset and psichologija visa, ar ne? Tai čia įmeta, kuom jisai vadovaujasi, tada teaching material, jis ne tik duoda jums signalus, bet ir parodo visą mąstymą už signalų, visą techninę analizę jums parodo, tai čia nuostabus dalykas iš tikrųjų, kiek pasisemti galima iš šito žmogaus, koks jisai protingas ir kaip viską tiesiog daro. Tai nėra tik tai pliki signalai, bet jūs gaunate ir signalus, ir mokymasi, ir bendravimą, ir visko labai labai daug. Tai vat, tai čia rezultatai, tai praėjo mano ir Kulv, aišku, dalinasi ir kripto setupais ir signalais. Tai vat, taip pat turim mūsų instruktorius, kurie dalinasi savo strategijomis, va turim Arną. Arnas puikiai irgi dalinasi, viską paaiškina, kas, kaip, kodėl, kur. Irgi nuostabu. Tai vat, ir tada galim perėti bendrai visus ar ne kanalus, preliminariai ką gaunat. Mes turim labai daug kanalų. Tai mes turim ar ne, yra VIP rezultatai, tai čia yra mūsų narių rezultatai, kaip jiems sekasi treidinti, parašo ten tos dienos rezultatus, vat savo labai daug turim VIP rezultatų ir šitie rezultatai taip pat bus patalpinti ir mūsų puslapyje, kad geriau matytumėte, ir mūsų puslapyje bus patalpinta ne tik rezultatai, atsiliepimai, būtent tokie vat iš Discordo, ar ne, bet bus patalpinta ir video atsiliepimai. Tai žmonės patalpins ir savo video atsiliepimus, kad galėtumėte dar geresnį įspūdį ir geriau suvokti, kokie žmonės pas mus treidina, kaip jie darbuojasi. Tai tikrai tai labai stipriai papildys visą tą konceptą mūsų, ar ne? Tai vat, o čia taip pat turim, ar ne, perėjom VIP rezultatai, yra atsiliepimai, tai čia vat mūsų narių atsiliepimai, galite irgi vat pasiskaityti dabar, kol scrollinam. Deja, dėl tam tikrų priežasčių anksčiau Discordas būdavo atviras, tai būdavo galima pasižiūrėti vat VIP rezultatus, atsiliepimus, tada ir futures irgi rezultatus būdavo galima pasižiūrėti, ar ne, nemokamai tiesiog, bet dėl paskutinių įvykių tiesiog į mūsų Discordą pradėjo eiti daug įvairių skemerių ir teko Discordą užprivatizuoti. Tai va čia matot scammer alert, tai vat buvo žmonės, kurie vat užsideda, įsivaizduokim, ar mano nuotrauką ir mano niką, ar mūsų instruktorių nuotraukas ir pradėdavo nariam rašinėti. Ir čia būdavo tuo metu, kai kanalas būdavo atviras, kanalai būdavo atviri, bent jau tie keli, ir kai jie yra atviri, tai matosi visas narių live sąrašas. Ir tiesiog žmonės tai pradėdavo skeminti. Tai teko užprivatizuoti kanalą, tačiau visi kanalai yra vis dar atviri ir galima chatinti, viską daryti, tiesiog dėl to ir darom šitą video, kad labiau galėtumėt pamatyti, kaip iš vidaus viskas atrodo. Tai vat pristatymas, step by step yra gidas, kaip naudotis šitą narystę, detalūs video ir aprašymai, kaip naudotis BEX programėlę, Bitunix, Bybit, BitGet, Crypto Euro Exchange tarpusavyje, tarp narių galima keistis, jeigu, pavyzdžiui, turit kripto ir nenorit ten kažkaip išsikeist, galit persiųsti kokiam nariui, jums narys persiųs ten eurais ar
kad ir kaip viskas būtų ar ne, čia galima taip labai patogiai išsikeisti. Tada dar vienas svarbiausias vienas dalykų tai yra mokymai, ar ne, kad prisijungus prie mūsų jūs gausit mokymus. Vat yra labai daug mano mokymo video, tie mokymai yra mano, aš juos esu padaręs pagal tai, kaip aš treidinu, yra štai 25 ar ne dalis. Mokymai vyksta taip, kad savo laiku galit juos žiūrėti, juos nagrinėti ir po kiekvieno video yra namų darbai. Tuos namų darbus jūs atliekat ir galite atsiųsti man. Aš tada juos patikrinu, atsiunčiu jum atgal feedbacką, tai atsiunčiu, kas yra gerai, kas yra blogai, kur galima patobulėti ir taip tobulėjam kartu. Tai čia labai toks mini mentorystė vyksta, tai nesat visiškai tiesiog paliekamas su šitais video ir namų darbais, o realiai labai viskas interaktyvu, ar ne? Pastoviai bendraujam, komunikuojam, tas yra labai gerai. Tai vat, tada yra vat mokymų diskusijos, žmonės gali diskutuoti ir čia, kas gerai, kas blogai, aš vat atrašinėju, čia ir kiti instruktoriai atrašinėja, pavyzdžiui, Jonas, žodynas, terminai, viskas aiškiai išdėstyta, resursai kiti, live analizės, live video, tai čia mūsų instruktorių video, kaip jie įeina į treidus, kaip jie valdo treidus, žiauriai geri video, būtinai juos irgi peržiūrėkit, jeigu prisijungsit, kad matytumėt, kaip realiai profai ar ne dirbam, taip pat live diskusijos, futures, kur aš minėjau, kad futures rezultatai, futures diskusijos, Coolweb signalus čia duoda, live chartais dalinasi, visa mokymosi medžiaga, kaip jis ką veikia ar ne, psichologija, tada mano visas skyrius, Coolweb kripto skyrius, instruktorių strategijos įžvalgos, taip pat atskiras signalų kanalas, swing signalai, setupai, čia kiti signalai ir diskusijos. Turim įvairius dar papildomus diskusijų kanalus, kur žmonės vat gali bendrauti ar ne, kur irgi dalinasi savo rezultatais, įžvalgomis, tiesiog visi tarpusavyje gražiai bendrauja ar ne, ir stebi įvairiausius etapus, dalinasi įžvalgomis, tiesiog bendrauja. Tai vat. Ir paskutinis mūsų galbūt, kuris toks vertas dėmesio yra, tai vat asmeninis augimas. Tai turim fitneso kanalą, kur žmonės, kaip sakant, sveikas kūnas, sveikas protas, ne tik treidinam kartu, bet ar ne, ir taip šeiminiškai viskuo dalinamės, motyvuojam viens kitą, varom sportuoti, įvairiai žodžių leidžiam čia laiką, ne tik tradingo bendruomenė, bet ir šiaip bendruomenė yra, kur stengiamės kartu palaikyti viens kitam ar ne ūpą ir sportinę dvasią, taip vadinkim. Ir psichologija, edukacija. Tai čia irgi dalinamės įvairiausiais video mintimis apie psichologiją ir edukaciją. Ir viskas, man atrodo, taip gražiai perėjom, aišku, kanalo labai daug, visų jų taip neįmanoma yra pereiti, bet manau, jau patį pagrindą daviau, kad ką gaunate prie mūsų prisijungę, ar ne? Tai vat, galvoju, ar daugiau yra kažkas. Atrodo, kad viskas. Tai vat viskas labai paprasta. Užeinat į bet kurį mūsų YouTube video, Oskaras Trading LT, atrodo štai taip, įsigyti narystę, įsigijat, prijungiat savo Discordą. Jeigu neturit Discordo, anketos susikarat, discord.com ir tada gaunat prieigą prie visų kanalų, dirbam, diskutuojam kartu ir tiesiog tobulėjam, taip pavadinkim. Tai vat reikėjo šitą update'ą padaryti, nes ir naujų kanalų atsirado ir toks trumpas paaiškinimas buvo, kodėl Discordas dabar yra privatus ir nesimato, vat, pavyzdžiui, tų pagrindinių VIP rezultatai ir atsiliepimai kanalo, nes tiesiog jau daug skemerių atsirado ir stengiamės nuo jų saugotis ir viską privačiai laikyti. Bet kai jūs prisijungsit visus šitos atsiliepimus, viską matysit taip, kaip yra. Ir tikiuosi, kad per ilgesnį laiką, per kokį artimiausią mėnesį, taip pat pasidarysim ir puslapyje
visus šituos ar ne atsiliepimus, kad galėtumėt matyti ir kad galėtumėt matyti ir live video ar ne irgi tokius atsiliepimus, kur žmonės, kurie yra mūsų nariai, tiesiog plačiau papasakojo, kaip jiems sekasi, patinka, nepatinka ir kaip kas vyksta pas mus. Tai vat, šiam kartui tiek ir tikiuosi, kad šitas video padėjo apsispręsti, ar norit prie mūsų prisijungti, o jeigu turit klausimų, kaip visada, galite irgi, štai čia yra visi mūsų kanalai, oficialūs telegramai, instagramai. Jeigu turit klausimų bet kokių, visada galite susisiekti, parašyti, kad ir koks tai klausimas bebūtų. Tai vat, ačiū ir iki kito video.